Sveiki, mili žiūrovai. Šiandien lankomės Vilniaus rajone, Žudiškių kaime. Lankomės pas žmogų, pas kurį yra daug titulų, tarp kurių galima net pasimesti. Tiek ten jau ir titulų. Veslavas yra Vilniaus rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas. Dabartinis yra Paukščių augintojų asociacijos narys. Valdybos narys. O, valdybos narys. Hekvitagro pardavėjas. Kas dar to? Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo narys. Eik tu savo. Aš per prastai apsirengiau šiandien pas tave. Gerai, kad ir aš nesipušiau labai. Šiandien atvažiavom pafilmuoti antrą seriją apie BTH skutiką, kurį Veslavas nusipirko. Taip, nesakė visi, jau mes matėm Vaderštatą Švedijoje, tai per tokią skaldą traukė, per tokią skaldą traukė. Nu, mes neturim laiko tampyti po skaldas, po karjerus, mes tiesiog laukia dirbam. Nu, mūsų laukas nelabai ten nuo karjeros skiriasi. Nežinau, ar girdisi garsai to skutiko, bet toj parodysim gyvai. Pernai buvo 110 maksumas, šiemet Fendas 724. Visi matė storiukose, kad traktorius atsirado. Tai kaip čia tokia kombinacija? Naujas Fendas ir naujas Agromaž skutikas. Ar dera? Kombinacija puikiai. Turiu pasakyti, kad labai dera. Gaila, kad Fendas jau rytoj išvažiuoja. Viena pagoda, kad bent skutikas liks namuose. Tai Fendas panašu, čia pakliuvo į demonstracijas. Operatorius mėgaujasi, kol gali. Operatorius jau yra patyręs, džandyrus išbandęs, tai jisai viską. Esgi 8-tuką vairavė. Čia labiau panašu ne į skutimą, o į skutiko bandymus. Taip ir yra. Reikia kol garantinis išbandyti. Žinai, kad tau galioja ypatingos garantinės sąlygos. Pasidaryk pats vadinasi. Tai ką, banguotas diskas pasiteisina? Banguotas diskas pasiteisino, kaip sako, kas pabando mašino automatą, prie mechanikos negrįžta. Tai manau, ir kas pabandys banguotą diską, tai prie paprasto gyvenime nebegrįž. Čia, manau, šitą frazę įsirašys visiems į atmintį kaip jau posakis. Nes darbą tikrai padaro labai gerai. Po vieną važiavimą bandėm ir tokių tikrai prižėlusių ražienų, jau visko pabandėm, antrą dieną važiuojam. Praktiškai jau trečią dieną, tik čia prabėgom, nėra kada po visą dieną važiuoti, bet išbandėm visokių sąlygų, ir molį, ir smėlį, ir durpę, ir kaip matot, rezultatas yra puikus visus. Ir super akmenuotą dirvą išbandėm, kur dažniausiai sakoma, nu jau pas mane tai akmenų. Nu čia sąlygos tokios. Skutikui ne pačios maloniausios. Tai čia ne tik dirbs, bet ir, manau, praeis tikrai stiprius testus patvarumui skutikas. Ir jeigu parodys silpnas vietas, tai jau žinosim, kur taisyt. Po to atsivešim stonelės, surinksim ir parodysim, kiek tų akmenų buvo. Daug metų dirbai su paprastu disku, 56, dabar turi banguotą. Žinai, kaip sako, kaip po senų tokių diskų atsirado tas, tai tas buvo pats geriausias pasaulyje. Bet kai atsirado šitas, tai dabar šitas pats geriausias. Negalima ir to peikti, iš tikrųjų gerai ir anas dirbo. Atidirbo tikrai savo ir tas pačias akmenuotas dirvas ir turim stovintis skutikas. Reportažas iš darbo vietos. Alaus atsineši? Ne, šį kartą ne. Nepasakai, kad gaila. Vis tiek nėra ką veikti, būtų alaus atsigeria. Tai ką, traktorius pats važiuoja? Taip, pats važiuoja. Pats parodyk. Greitį pasirenka, viską pats. O, čia telefonas, kad biški blūdė. Nu ir ką tas Fendas? Nu gerai, daug ekraniukų, čia gali vieną filmą pasileisti, čia antrą filmą, tai čia dar žinias žiūrėti gali. Navigacija veikia? Veikia puikiai. Išsklaidysim
Mitus. Mitus, taip. Galiu įsklaidyti tikrai mitus, labai gerai pasigauna iš toli ir tikrai labai tiksliai gerai važiuoja. Aišku, čia galim pasakyti, kad šitas skutikas čia jokų darbas tokiam traktoriui. Nu, taip. Kiek čia tų arklio galio? 240? Taip. Ar daugiau? 240. 240, tai čia galėtų traukti kartais ir 6 metrį, mes gyvandėm Kėdainiuose. Taip, 6 metrį puikiai traukia pas Paulių, kaip buvo lauko diena, tai ir sunku į BTC traukiam su tokį pat. Tai aš manau, kad jis vienodai apkrautas važiuotų ir su to, ir su šito. Su šito važiuoja su 1500 apsukų, 7 litrais į hektarą. Tai. Kad ir daug arklių, bet nereiklus, neėdrus. Čia visos amortizacijos dabar įjungtos turbūt. Taip. Čia mygtukų daug. O, Greit perpratai. Taip, žiūrėk, čia va dar aš to parodysiu. Čia. Va, kiek čia funkcijų yra. O. Kaip iPad'e. Kaip iPad'e. Čia va gali radijas nusistatyti, kokias nori. Kokį žaidimą galima įsirašyti? Galima, manau, kad galima reikti. Ką yra. Čia va tiltą galima amortizuojantį pasireguliuoti. Nu ir daug begalė visokių dalykėlių čia yra. Labai geros šviesos turiu pastebėti. Ledai? Jo. Galima įsijungti pabiškį temstą. Galim pabiškį įsijungti. Ne mes matysim, tai mus matys. Atsiprašau žiūrovių už kratymą. Filmuoju iš rankos, todėl gali būti nenumatytų rankos judėjimų. Va, čia piešia. Navigacija. Čia va dirbtas laukas. Vienas pravažiavimas, banguotais diskais, metras tarp eilių, kimšimosi kol kas nepastebim. Tai kad tai nebuvo per 2 dienas nei kartų užsikišęs. O, žiūrėkit. Paskutinė juostelė. Na, čia vairo nelietė, kad tai pataikė? Ne. Jis jau horizontaliai, kai būni nupiešia liniją, pasispaudi go ir Bet jis signalizuoja, kad jau pasigavai liniją. Taip.